Sveiki! Lietuvoje vis labiau daugėja tokių pastatų kaip šie, kurių elementai yra pagaminami gamyklose, o statybų aikštelėse yra greitai surenkami. Sujungimo vietų sandarinimas tampa labai svarbia proceso dalimi, kadangi hermetikas atlieka ne tik estetinę funkciją, bet ir apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio. Tuo pačiu Lietuvoje vis labiau griežtėja priešgaisriniai reikalavimai fasadams, o kartu ir kompensacinėms siūlėms, kurios turi būti užsandarintos ugniai atspariais hermetikais. Penosil turi sprendimą – ugniai atsparų silikoną Firestop Silicon 331. Šis neutralus silikonas išsiskiria padidintų atsparumų ugniai iki 4 valandų ir yra sertifikuotas B degumo klasė. Didelis paslankumas jungtyje – tai, ko ypač reikia fasadinių siūlių silikonui. Galime pagaminti įvairių spalvų silikoną pagal fasado dizainą projekte. Darbo eiga. Kompensacinę siūlę nugruntuokite su Penosil Poro Surface 481 gruntu. Palaukite 1 valandą. Į jungtį dedame sandarinimo tarpinę Penosil Baker Rod PE450. Sandarinimo tarpinės funkcija užtikrinti tinkamą siūlės storio ir gylio santykį bei išvengti tripusio sukibimo. Sandarinimo tarpinės skersmuo turėtų būti maždaug 25% didesnis nei jungties plotis. Tepame silikoną. Jeigu jungtis plati, tepame 3 etapais. Turime paruošę daug įvairių fasado sandarinimo sprendimų. Kreipkitės, padėsiu išsirinkti geriausią.